Turbūt daugelis yra girdėjęs istoriją apie paskendusį miestą Atlantidą. Tačiau ar žinojote, kad panaši istorija yra ir Lietuvoje? Jeigu jums patinka mano video, norėčiau paprašyti mane paremti per Patreon platformą arba bankiniu pavedimu. Nuorodą ir visą informaciją rasite po video aprašymu. Jūsų parama padėtų tobulėti ir skatintų kurti daugiau turinio apie pasaulio ir Lietuvos įdomybės. Legenda pasakoja, kad netoli Druskininkų esančiame Raigardo slėnyje kadaise buvo turtingas miestas Raigardas, kurio gyventojai nuolat šventė ir supykdė perkūną. Dėl tokio jų elgesio miestas sugriuvo ir prasmigo skradžiai. Nuo to laiko čia skamba prakeiktųjų varpas. Žmonės ieško išėjimo iš požemių karalystės, nors galbūt panašu, tai tik legenda. Lietuviškąja Atlantida šiuo metu galima vadinti Kauno marias. 1955 metais buvo pradėta statyti hidroelektrinė, o po kelerių metų užtvenktas Nemunas. Prieš tai ten virė įprastas gyvenimas. Gyvavo 35 kaimai, iš viso daugiau nei 700 sodybų. Marios taip pat pasiglemžė ir archeologinės vertybės, piliakalnius ir senkapius. Išliko legendų apie po vandeniu likusius namus ir šulinius. Tačiau, ar tai gali būti tiesa? Teigiama, kad prieš užliejant buvo paruoštas marių dugnas, iškirsti miškai, išrauti kelmai, užversti šuliniai, sodybų statiniai perkelti kitur. Taip pat buvo iškelti ir religiniai pastatai. Viena iš jų – Rumšiškių bažnyčia. Kapinėse palaidoti palaikai, perlaidoti kitur. Visgi palaikų perkelimas vyko gana sunkiai, viskas buvo prastai organizuota. Manoma, kad nemažai senolių kaulų liko marių dugne. Nėra jokių įrodymų, kad po vandeniu yra išlikę pastatai ir šuliniai, bet nuskendusių valčių ir jachtų tikrai galima aptikti. Iš Kauno marių kilusius žmonės šiandien vadina dugniečiais. Visi tikėjusi galbūt kitaip, viskas buvo, niekas negalvojo, kad toks galas žmonėms prieis, kad reiks palikti viską, išeiti. Ir ką padarysi, toks buvo likimas buvo. Paskui susitaikys tokia mintim, tai kas dalis gyventų išėjo į Palemoną, kiti čia ir Vašvydavo dalis, tai mūsų giminės, kurie Vašvydavo gyveno. Dabar tėva gyvena, bet dauguma išmirė, jau dabar tų senųjų nebėra. Ir daug ką galbūt papasakotų, bet dėja jau jų nebėra. Elektrėnų marios taip pat turi savo paslapčių. Panėrus galima aptikti kadaise ten buvusių sodybų likučius. Vienas nardytojas užfiksavo tokius vaizdus. Lietuvos istorijoje yra žinomas atvejis, kaip vienas miestas, paminėtas rašytiniuose šaltiniuose, paslaptingai dingo. Nėra žinoma, kaip atsirado Bareikiai ir kodėl miestas sunyko. Net nėra tiksliai žinoma, kur jis egzistavo. Manoma, kad jis stovėjo Skuodo krašte, Erkšvos kaimo apylinkėse, palei Luobos upę arba kažkur dabartinės Grūstės teritorijoje, Mažeikių rajone. Bareikiai minimi 1568 metų Žygimanto Augusto revizoriaus Jokūbo Lankovskio sudarytame inventoriuje. Tiesa, originalo neišliko, tik kopija. Tačiau, kad toks originalus dokumentas egzistavo, neabejojama. Įmanoma, kad miestą sunaikinti galėjo švedai.
1656 metais jų kariuomenė žiemą siautė ir plėšikavo Skuodo apylinkėse. Tačiau 13 metų iki karo su švedais 1643 metų Skuodo grafystės inventoriaus knygoje Bareikių miestas neminimas. Jeigu tikrai miestas egzistavo, jis tikrai turėjo būti paminėtas. Išlieka mįslė iki šiol, ar miestas iš tikro egzistavo ir kokiu būdu jis paslaptingai dingo, jeigu iš tikrųjų egzistavo. Ačiū, kad žiūrėjote ir iki kito karto.